Galbūt šventinės nuotaikos jau kiek ir priblėsė, bet man šventė kiekvieną kartą atvykus į Kauną, nes Startline suteikė galimybę pasivažinėti su kokiu nors galingu ir greitu automobiliu. Šį kartą tai gal ir senas, bet dar geras – E-klasės AMG Mercedes-Benz. 2002 metais Mercedes pristatė trečios kartos E-klasės modelį. Tai buvo didelis, prabangus ir komfortiškas automobilis, kuris dar kartą patvirtino taisyklę, kad Mersas yra Afrikoje Mersas. Praėjus vos metam nuo naujo modelio pasirodymo vokiečiai pademonstravo, kad šalia prabangos puikiai dera ir galia bei greitis ir pirkėjams pasiūlė štai šį E-klasės AMG modelį. Tokie Mercedesai po variklio dangčių turi 5,4 litro 8 cilindrų benzininius variklius, kuriems papildomą kvėpavimą užtikrina mechaninis kompresorius. Toks automobilis gali pasigirti 470 arklių galių kaimenę ir net 700 Nm sukimo momentu. Na bent jau tokius oficialius skaičius deklaruoja gamintojas. Kadangi šis E-klasės AMG pasitreniravo pas Startline specialistus, galia ūgtelėjo dar labiau, tačiau šio automobilio parametrus atskleisime kiek vėliau. Nuo pat pirmų metrų šis automobilis pirmiausiai demonstruoja tradicinės Mercedeso savybės. Ramiai ir solidžiai pajuda iš vietos, nesukeldamas jokio įtarimo, kokią dramą jis gali sukelti iš tikrųjų. Pajusti, kad tai AMG kūrinys, galima kiek labiau nuspaudus akceleratoriaus pedalą. Numinus jį iki dugno, matosi mirksintis antipraslydymo sistemos indikatorius ir jaučiasi, kaip lengvai nori vinguriuoti galinė automobilio dalis. Komfortiškas važiavimas užgožia greito įsibėgėjimo pojūtį ir tik pažvelgęs į spidometrą pamatai, kad vos per kelias sekundės priartėjai prie triženklio skaičiaus spidometre. Variklis galią ratams perduoda per 5 pavarų automatinę greičių dėžę. Nors tuo metu vokiečiai jau turėjo ir 7 pavarų automatą, bet šis tiesiog negalėjo atlaikyti žvėriško 700 Nm sukimo momento. Tuo tarpu ši 5 pavarų dėžė gali susidoroti ir su 1000. Posūkyje netrunki suprasti, kad tai didelis automobilis. Nors ir stabilus, bet sunkus, todėl reikia nepasiduoti užburiančiam komfortui ir išlikti budriam. Vairo mechanizmas pastebimai jautresnis ir tikslesnis nei paprastojo klasės modelio, bet ir čia lengva suprasti, kad tai visų pirma į komfortą ir patogumą orientuotas automobilis. Galiausiai šį E-klasės AMG pradeda lyginti su kitais tėvynainiais Audi R6 ir BMW M5. Jie kur kas aštresni ir labiau demonstruoja nutrūktgalvišką charakterį. Tuo tarpu Mercedesas, nors žiūrint į techninius duomenis, nieko nenusileidžia jiems, tačiau realybėje demonstruoja brandą ir solidumą, kaip ir priklauso trikampė žvaigždė papuoštam automobiliui. Audi R6 visada laikiau diskretišku automobiliu, nes ten vos vienas kitas ženkliukas išduodantis, kad tai labai galingas automobilis. Bet šis E-klasės AMG yra diskretiškumo viršūnė. Pavyzdžiui, čia yra vos vienas AMG ženkliukas ir jis spidometre. Na, yra ir dar keli, bet jie pasislėpia uždarius duris. Visa kita esybė tai yra paprastas E-klasės Mercedes. Viduje jokių staigmenų, jokių netikėtumų. Labai norint, galima surasti vieną kiek labiau apsitrynusį mygtuką, bet tai viskas. Todėl kokybės atžvilgiu 9 iš 10. Interjeras tęsia mercedišką komforto toną su nedideliu sportiškumo prieskoniu. Pavyzdžiui, sėdynės patogios, bet palyginus su standartinėmis turi geresnį šoninį prilaikymą. Ir tai viskas, ką galima pažymėti. Bet tikrai ne viskas, ką apie šį Mercedesą galima papasakoti. Apie jo galios galimybės papasako Startline automobilių treneris Algirdas. Tai nėra pats silpniausias automobilis. Koks jo galingumas standartiškai? Standartiškai 470 arklio galių. Ir ką pavyko pasiekti jums? Pavyko šiuo momentu 530 pasiekti. Tai visiškai elementari pirmo lygio modifikacija. Pakeitėm skriemulį į mažesnį, kad pakelti slėgį turbochargerio ir tiek šiam etapui. Tiesiog yra nedadarytas gamykliškai, jisai turi trūkumų, tai be viso to teko pakeisti aušinimo sistemą, nes visiškai absurdiškai buvo sukonstruota tuo metu. Buvo naudojamas bendras skystis aušinti ir intercooleriui, ir vandeniui. Automobilio radiatorius elementarus buvo sujungtas į vieną sistemą. Tai mes tiesiog atskyrėme tą sistemą, kad intercooleris būtų maksimaliai šalto vandenio aušinamas. Tikrai galima laužti dar daugiau. Išmetimą pilnai padarius, tai labai duoda daug, nes išmetimas visiškai irgi absurdiškas padarytas dėl patogumo montuoti. Greičiausiai tai buvo nuspręsta, nes
susiaurintas, išlankstytas ir vien pakeitus išmetumą elementariai nieko nedarant, jau 40-30 arklio galių atsiranda. Galima iš šio automobilio išlaužti dar didesnį galingumą, tai yra 650 arklio galių, 700, kažkas tokio. Tuo metu yra keičiami skremuliai dar iki tokio pobūdžio ir programuojama automatinė pavarų dėžė, kad leistų pasiekti tokį galingumą. Šis Mercedesas yra ramus stipruolis. Jis savo raumenų nedemonstruoja perdėtai ir nebando karštlygiškai atkreipti visų dėmesį. Vietoj to užtikrinti ir solidžiai veža į priekį. Jis puikiai tinka tiems, kurie nori komforto ir ramybės ir tuo pačiu žinoti, jog esant reikalui turi krūvą galios, kuri lengvai pasiekiama nuspaudus akceleratorių.